Gerbiamieji, norėčiau prieš padėkodamas už laureatų suteikimą pasakyti keletą žodžių, ką veikia kalbininkai. Tarp kalbininkų yra leksikografų, žodynininkų, kurie tyrinėja žodynus. Man teko garbė tyrinėti mažosios Lietuvos 17, 18, 19 amžiaus dvikalbius vokiečių, lietuvių arba lietuvių vokiečių kalbų žodynus. Kas buvo Rytų Prūsija arba mažoji Lietuva 17 amžiui? Tai buvo daugia nacionalinės, daugia kalbės Prūsijos karalystės, vėliau karalystės, tautinė, etninė mažuma, kur protestantizmui skleisti ir plėtoti buvo leidžiamos knygos ir mokslo veikalai, kalbos mokslo veikalai lietuvių kalba. Tuos žodynus, tas gramatikas 19 amžiuje tyrinėjo vokiečių ir lietuvių kalbininkai, žodynininkai, o profesorius Juozas Balčikonis, leisdamas lietuvių kalbos žodyną, yra parašęs, kad Brodovskio žodynas prilygsta savo medžiagą, savo turiniu, savo žodžiais pirmajam lietuvių kalbos žodynui, Sirvydo žodynui, išleistame Vilniuje 17 amžiaus pirmoje pusėje. Reikia pasidžiaugti, kad karas Rytprūsiuose nesunaikino šitų lietuvių kalbos paminklų. Profesorius Povilas Pakarklis organizavo ekspediciją į Rytų Prūsiją ir parvežė daug lietuviškos unikalios medžiagos, tame tarpe ir 3 žodynus, rankraštinius žodynus, kurie buvo saugomi ir tebesaugomi lietuvių kalbos Lietuvos mokslo akademijos bibliotekoje. Man teko išleisti 3 žodynus 17 ir 18 amžiaus. Žymiausias jų yra Brodovskio Lexicon Germanico Litvanicum, kurio išliko dėja tik tai pirmoji dalis, vokiečių lietuvių turinti 1000 su viršum puslapių. Šito žodyno išleidimas yra labai reikšmingas jau vien dėl to, kad mes jį turime, o turėdami privalome jį branginti. Nes žodynai yra mūsų kalbos paminklai, padedantis plėtoti lietuvių kalbotyrą. Ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad Brodovskio žodynų kaip vieno reikšmingiausių lietuvių tautos kultūrinio filologinio paveldo paminklų paskelbimas ir prieinamumas specialistams bei platesnių kultūrinių interesų asmenims yra prasmingas tautinės savigarbos pasireiškimo ir filologijos mokslo pareigos įvykdytas aktas.
žodyną padėjo parengti ir finansavo jo išleidimą mokslo įstaigos, kurioms esu labai dėkingas visų lituanistų, visų lietuvių kalbos tyrinėtojų vardu. Baigdamas nuoširdžiai dėkoju savo alma mater Lietuvos edukologijos universitetui už mano kandidatūros iškėlimą ir Lietuvos mokslo premijų komitetui už mokslo premijos laureatų vardą.